Jo akivaizdoje. Šis Viljamo Marijono Branhamo pamokslas buvo pasakytas 1962 m. rugsėjo 9 dienos rytą Jeffersonvilio mieste, Indianos valstija, JAV. Ačiū, broli Nevili, te laimino jūs viešpas tikrai gausiai. Ir labas vakaras, draugai. Tai labai didelė privilegija šį vakarą vėl būti čia šiame pastate ir jausti mūsų viešpaties niekada nepavedančią akivaizdą, kaip jis pažadėjo. Taigi aš žinau, kad daugelis iš jūsų pasiliko šį vakarą šiam trumpam pamokslui, už tai esu labai dėkingas. Daugelis iš jūsų šį vakarą dar turėsite važiuoti toli, kad pasiektumėte namus, kaip suprantu, kai kurie iš jūsų jau užsiregistravo iš motelių. Mes stengsimės jūsų neužlaikyti ilgai, todėl susirinkome anksčiau, kad galėtume išsiskirstyti anksčiau. Taigi, kai tik galėsiu, paskelbsiu, kada mums galbūt išeis pradėti šią popietę. Sulaukiau keletos skambučių. Buvo klausima, kada pradėsime pamokslauti apie tas knygas arba skyrius. Manau, viešpačių leidus kitą kartą, kai galėsime pradėti, norėsiu pereiti prie 7 antspaudų iš apreiškimo knygos ir 7 žemiškų antspaudų. Ir tada, jei spėsime, kalbėsime apie 7 antspaudus knygos gale, suprantate. Taigi, tai galimai užtruks šiek tiek laiko. Suprantate, yra 7 antspaudai, kurie yra atidengti, yra 7 rykštės, 7 trimitai, visi tie 7, bet mes pradėsime nuo tų 7 antspaudų. Bet po to knygos pabaiga yra užantspauduota 7 antspaudais. Danielius išgirdo balsą kaip griaustinius, bet jam buvo uždrausta tai užrašyti, Jonui buvo uždrausta tai užrašyti, bet tai buvo užantspauduota nugarinėje knygos pusėje. Tai yra po to, kai visos knygos paslaptys buvo atskleistos ir apreikštos. Jūs pastebėjote, kad Danielius ten pasakė paslaptis šių balsų dienomis. Dievo paslaptis turės būti atskleista tuo laiku. Suprantate, paslaptis, kas yra Dievas, kaip jis tapo kūnu. Visi šie dalykai turės būti atskleisti tuo laiku. Ir tada mes būsime pasirengę 7 antspaudams knygos gale, kurie netgi nėra apreikšti žmogui, netgi nėra aprašyti Biblijoje, bet jie turės būti tiksliai sugretinti su likusia Biblijos dalimi. Ir aš manau, kad tai bus nuostabus dalykas. Taigi, dabar mes pasistengsime paskubėti, kad suspėtume. Ačiū kiekvienam iš jūsų, už jūsų gerumą ir jūsų buvimą čia ir už viską, ką padarėte. Mes jums labai dėkojame. Ir dabar aš viliuosi, kad mes jūsų šį vakar pernelyg ilgai neužlaikysime, nes jūs esate tokie kantrus, kad net sėdite, stovite. Mano žmona ten gale pasakojo apie praėjusį vakarą. Ji pasakė, aš mačiau moteris, kurios buvo gana apkūnios, jos stovėjo ten, jų drabužiai buvo kiaurai permirkę, jos stovėjo ten tiesiog gaudydamos kiekvieną žodį. Dėl to man patinka likti šventosios dvasios patepime, nes kai ateini, tu sakai žmonėms nuoširdžią tiesą, suprantate, ir tik tiesą. Ir tada jie gali ją remtis ir viskas bus gerai. Dabar norėčiau trumpam jūsų atsiprašyti. Šįryt užbaigiau šiek tiek per anksti. Garsajostės šiuo metu išjungtos ir aš netrukus pasakysiu darantiems įrašą, kada įjungti garsajostę. Noriu užbaigti pamokslo atgalinis skaičiavimas įrašą. Skirsiu tam 5 minutės, kol dar neišvykau. Aš pamiršau ir išėjau, tiesiog buvau toks įkvėptas šįryt, kad išėjau nieko apie tai nepasakęs, bet aš kaip ir sustojau jums pasakydamas, ką reiškia tas atgalinis skaičiavimas, suprantate? Žinau, kad mes esame atgalinėme skaičiavime, bet kas yra atgalinis skaičiavimas, suprantate? Jei nežinote, kas yra atgalinis skaičiavimas, būsite šiek tiek sutrikę, taigi aš norėčiau tai užbaigti ir pabandyti išlaikyti tą patį toną, kurio baigiau šią garsajostę, kad atgalinio skaičiavimo garsajostė būtų išleista. Taigi visi man atleiskite tik akimirkai, aš noriu užbaigti tą garsajostę. Ar galite tai padaryti tik akimirkai? Po to mes pratęsime šią. Ir dabar darantys įrašą, jei galite, paleiskite dabar garsajostės įrašymą. Tuščia vieta juostoje. Brolis Branhamas paaiškina 4-5 pastraipose, kad čia trūkstamą dalį įsiterpė į savo rytinį pamokslą pavadintą atgalinis skaičiavimas.
Mes ką tik atvykome iš įvairių vietų ir puikiai praleidome laiką paskutinių 3 pamokslų metu, kalbėdami tema apie įvairius mokymus ir kitus dalykus, kuriuos mes išdėstėme. Aš tik prisiminiau, kad dabar turiu palikti šiek tiek laiko jums, kurie klausotės garsajostės, kad galėtumėte sukeisti savo garsajostės. Aš jums pasakysiu, kaip bus galima paleisti tą įrašą. Gerai. Taigi, aš turiu tai stebėti. Gali pasirodyti, kad tai yra kažkoks formalumas, bet tie vaikinai turi susitvarkyti su garsajostėmis. Ir jiems negalima visko supainioti, nes jei tai padarys, žmonės negalės teisingai suprasti. Todėl mes turime tai padaryti. Jei kas nors galėtų išeiti iš tos patalpos ir man duoti ženklą, juniorai, kai jie bus pasirengę perjungti garsajostės. Labai ačiū, draugai. Dar kartą sakau už visą jūsų gerumą ir viską. Gerai, mes jau pasirengę. Galite jas įjungti. Te laimina jūs viešpats, mes džiaugiamės, kad šį vakar vėl esame čia bažnyčioje. Šiandien vėl susirinko daug žmonių, kurie stovi iš visų pusių po 3 dienų arba 3 tarnavimų. Norėčiau, kad kiekvienas, kuris klausosi šios garsajostės, įsigytų ir vakarykštę garsajostę. Išnagrinėkite ją savo namuose, tai yra dabartinis tarnystės etapas, kurį man suteikė viešpats. Labai norėčiau, kad tai išgirstų tarnautojai prieš man atvykstant į jų bažnyčias ir jų namus. Norėčiau, kad jie ją įsigytų. Taigi, šįryt mes kalbėjome apie atgalinį skaičiavimą, apie bažnyčią pasirengusią iškeliauti. Taigi, šį vakarą, jei Dievas leis, kalbėsime tema jo akivaizdoje. Ir kaip mes dėkojame Dievui už privilegiją, kad galime ateiti į jo akivaizdą. Bet pirmiausia, norėčiau, kad visi atsiverstumėte savo Biblijoje kartu su manimi pranašo Izaiją. Pranašo Izaijo 6 skyrių. Visi žinome, kad Izaijas buvo didis pranašas ir vienas iš didžiausių savo laikų pranašų. Jis baigė savo gyvenimą, buvo supjaustytas į dalis pjūklais kaip kankinys, liudijantis visagalio Dievo galią. Izaijo knygos 6 skyriuje aš pradėsiu skaityti nuo 5 eilutės. Tada aš pasakiau, vargas man, nes... Galbūt pradėsiu nuo 1 eilutės, atleiskite. Man akimirkai pradėkime nuo 1 eilutės ir skaitykime iki maždaug 8 eilutės. Tais metais, kai mirė karalius Uzijas, mačiau viešpatį sėdinti aukštame ir pakeltame soste, ir jo šleifas pripildė šventyklą. Viršum jo stovėjo serafai. Kiekvienas turėjo po 6 sparnus. 2 dengė savo veidą, 2 dengė savo kojas ir 2 skrido. Ir vienas kitam šaukė tardami, šventas, šventas, šventas kariuomenių viešpats, visa žemė pilna jo šlovės. Ir nuo šaukiančiųjų balso sviravo durų staktos ir namai prisipildė dūmų. Tada aš tariau, vargas man, nes aš esu žuvęs, kadangi aš esu žmogus nešvariomis lūpomis ir gyvenu nešvarių lūpų tautos tarpe, nes mano akys matė karalių kariuomenių viešpatį. Tada pas mane atskrido vienas iš serafų, turėdamas savo rankoje degančią anglį, kurią jis replėmis buvo paėmęs nuo aukuro. Ir jis uždėjo ją ant mano burnos ir tarė, štai ji palietė tavo lūpas ir tavo neteisybė pašalinta ir tavo nuodėmė apvalyta. Taip pat aš girdėjau viešpaties balsą sakantį, ką aš siųsiu, kas eis už mus. Tada aš pasakiau, štai aš, siųsk mane. Te laimina jūs viešpats savo žodžiu. Manau, kad tai yra įspūdingiausia rašto vieta. Mes pastebime, kad Dievo akivaizdoje žmogus susivokia esąs nusidėjėlis.
Mes galime jaustis gana gerai, kai esame įvairiose kitose vietose ir jaustis, kad esame gana geri žmonės. Bet kai tik atsidurime Dievo akivaizdoje, tada suvokiame, kokie mes esame maži. Neseniai stovėjau su savo draugu Bertu Kolu, medžioklės partneriu, kurį turėjau garbės atvesti prie Kristaus naujajame Hempšyre, prie Coldbrooko krioklių Aidirondake. Ir ten buvo tokie milžiniški kriokliai. Praėjusiais metais aš prie jų nusivežiau savo šeimą, kad jie galėtų juos pamatyti. Jie yra toli nuo kelio, iki jų reikia eiti pėsčiomis. Kai mes pamatėme tą mėlynai žalsvą vandenį, kuris su tokia didžiulė jėga liejosi iš kalnų ir šniokšdamas skverbėsi žemyn per uolas, Bertas stovėjo ten ir pažvelgė į mane ir pasakė, oho, Bili, jie priverčia žmogų pasijusti tokiu mažu. Savo pirštais jis parodė apie 1/4 colio dydį. Aš pasakiau, tai tiesa, Bertai. Taigi, tai buvo viskas, ką jis žinojo apie patekimą į Dievo akivaizdą, matydamas jo kūrinyje. Įdomu, ar žmogus parašęs, koks didis tu, vieną naktį nepakėlė akių link dangaus ir nepažvelgė į žvaigždės, kaip jos toli. Prieš kelis mėnesius brolis Fredas, brolis Woodsas ir aš stovėjome su broliu McAnaliu Arizonos dykumoje ir bandėme išmatuoti, kaip viena žvaigždė yra arti kitos. Ir nors jos buvo milijonų ir milijardų mylių atstumu, atrodė, kad jos yra netoliau kaip 1/4 colio viena nuo kitos. Tada mes pradėjome galvoti, kad pagal mokslinius įrodymus tos žvaigždės tikriausiai yra toliau viena nuo kitos, nei mes esame nuo jų. Ar suprantate, kaip tai yra? Tada mes susivokėme, kokie mes esame maži, kai suprantame, koks jis yra didis ir kaip arti mes įeiname į jo akivaizdą. Vienaip ar kitaip. Patekimas į Dievo akivaizdą visada žmonėms daro didelį poveikį. Savo tarnystėje mačiau, kaip Dievo akivaizda taip nužengdavo, kad nurodydavo tikslų žmogų ir tiesiog apreikšdavo jo gyvenimą ir įvardindavo jo nuodėmes ir visokius amoralius veiksmus ir tarp žmonių įsivyraudavo tokia šventa tyla, kad jie išlėkdavo iš maldos eilės, dar nespėję prieiti, kad būtų pasimelsta už juos ir nubėgdavo prie altoriaus, kad susitaikytų su Dievu prieš ateidami į jo akivaizdą. Suprantate, yra kažkas ypatingo, kai ateini į Dievo akivaizdą, tai sukelia įvairius dalykus. Aš mačiau žmonės gulėjusius gultose ir ant neštuvų. Vieną naktį ten Meksikoje, kai tas mažas miręs kūdikis gulėjo po apklotu, kurį atnešė jauna ispanė motina, arba tiksliau jauna meksikietė motina. Kai jie pamatė, keli tūkstančiai žmonių, gal 50 ar 75 tūkstančiai vienoje vietoje, pamatė, kaip tas mažas negyvas kūdikis atgijo, moterys alpo, žmonės iškėlė rankas ir rėkė. Kodėl? Jie suprato, kad žmogus to padaryti negalėjo, kad jie atsidūrė visagalio Dievo akivaizdoje ir tai sukėlė tą permainą. Man teko garbė klausytis Dievo baimingų žmonių kalbos. Kadaise buvo pasakyta apie Charlesą Finney, smulkaus sudėjimo vyriškį, kuris niekada nesvėrė daugiau 110 svarų, bet jis turėjo tokį įtaigų kalbėjimo būdą, kad vieną dieną jis bandė akustiką pastate. Tuomet dar neturėjo garso stiprintuvų sistemos, o ten buvo vyras, kuris remontavo balkoną ar stogą ir jis išgirdo, kaip įėjo vyras, bet nežinojo, kas jis yra, todėl jis tylėjo. O ponas Finnis norėjo išbandyti akustiką. Po ilgų maldų už tą prabudimą, kurį jis ketino surengti, jis išbandė savo balsą, kad išgirstų, kaip jis skamba. Jis greitai užlipo prie sakyklos ir pasakė: atgailaukite arba pražūsite. Jis tai pasakė su tokia galia, jėga, būdamas Dievo patepime, kad anas vyras nukrito nuo balkono viršaus ant grindų, iš pastato viršaus ant grindų. Jis taip skelbė Evangeliją, kol atsidūrė Masačuseto valstijos Bostono mieste mažame balkone, nes nebuvo bažnyčios, kuris sutalpintų jo klausytojų minę. Jis stovėjo ten su tokia galinga jėga ir taip skelbė apie pragarą, kol darbininkai nešini krepšiais po pažastimis krito ant gatvės ir šaukėsi gailestingumo Dievo akivaizdoje. Didieji pamokslininkai, kurie Dievo žodžiu sugebėjo atvesti Dievo akivaizdą į auditoriją.
Tebus tai toli nuo mūsų žmonės, tampantis tokie silpni širdise, kad daugiau nebegali atpažinti Dievo akivaizdos. Tebus tai toli nuo mūsų. Kai pirmasis žmogus vos tik nusidėjo ir padarė kažką blogo, ir kai Dievas atėjo į jo akivaizdą, arba jis atėjo į Dievo akivaizdą, Adomai negalėjo išstovėti Dievo akivaizdoje. Jis pabėgo ir pasislėpė krūmuose ir bandė prisidengti figos lapu, nes žinojo, kad stovi Jehovos kūrėjo akivaizdoje. Tokia buvo pirmojo žmogaus reakcija, kai jis nusidėjo ir bandė ateiti į Dievo akivaizdą su nuodėme savo sieloje. Jis negalėjo visiškai pasislėpti, nes vis dar buvo jautrus. Nuodėmė dar nebuvo įsitvirtinusi taip, kaip šiandien yra įsišaknyjusi žmonių širdise, bet jis labai gerai suprato, kad stovi prieš savo kūrėją. Taigi jis pasislėpė krūmuose ir nenorėjo išeiti, negalėjo išeiti, kol Dievas jam kažko neparuošė. Galėtume sugrįžti ir atsiversti pradžios 17 skyrių. Ir 3 eilutę, kai didis patriarchas Abraomas atėjo į Dievo akivaizdą ir Dievas jam kalbėjo 17 skyriuje. Visagalio Dievo vardu. Abraomas puolė veidu ant žemės. Tas didis patriarchas, Dievo tarnas, negalėjo išstovėti Dievo akivaizdoje, nors jam ištikimai tarnavo 25 metus, bet kai Dievas atėjo į jo akivaizdą, patriarchas puolė veidu ant žemės, nes negalėjo išstovėti Dievo akivaizdoje. Išėjimo 3 atrandame, kad Mozė, didis Dievo tarnas ir pranašas, kai jis buvo sugrįžęs į dykumos glūdumą, jis buvo šventas žmogus, jis buvo gimęs tam tikslui, jis buvo gimęs iš savo motinos įsčių, kad būtų pranašas, jis stengėsi įgyti išsilavinimą ir daryti viską, ką galėjo, kad išgelbėtų savo tautą, nes suprato, kad turi išgelbėti savo tautą, bet kai jis tai suprato teologiniu požiūriu, jis buvo ištreniruotas, jis buvo gerai išsilavinęs, jis galėjo mokyti išminties egiptiečius, kurie buvo protingiausi žmonės pasaulyje. Jis žinojo viską iš vidaus ir išorės. Jis žinojo raštą nuo A iki Z. Jis žinojo Dievo pažadus. Jis žinojo juos iš intelektualaus požiūrio. Ir jis buvo didis karo vadas. Bet vieną dieną dykumos glūdumoje, kai jis atėjo į Dievo akivaizdą, jis nusimetė savo apavą ir parpuolė ant savo kojų. Žinodamas, kad stovi ant šventos žemės, jis negalėjo išstovėti ant savo kojų, kai atėjo į Dievo akivaizdą, jis puolė veidu ant žemės kaip Abraomas, jis negalėjo išstovėti Dievo akivaizdoje. Išėjimo 19:19, kai Dievo išrinktieji žmonės nuo senų laikų, nuo Abraomo, Abromui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė patriarchai ir po daug metų išaugo šventi vyrai, didūs vyrai, išrinktieji žmonės, išrinktos rasės, pašventinti, šventi žmonės ir tarnavo Dievui visą savo gyvenimą. Bet vieną dieną Dievas pasakė, surinkite Izraelį čia, aš jiems kalbėsiu. Bet kai Dievas nusileido ant Sinajaus kalno viršūnės, ir visas kalnas užsidegė ir dūmai kilo iš jo, kaip iš krosnies, ir Dievo balsas griaudėjo. Izraelis puolė veidais ant žemės ir tarė, tegul kalbės Mozė, o ne Dievas, kad mes nemirtume. Žmogus Dievo akivaizdoje supranta, kad jis yra nusidėjėlis. Nors jie visi buvo apipjaustyti pagal įstatymą, jie laikėsi įsakymų ir visko, bet kai Dievas prabilo ir jie priėjo prie jo akivaizdos, jie suprato, kad jie yra už ribų, jie nėra teisūs, kažko trūko, nes jie buvo Dievo akivaizdoje, taip, ir jie pasakė, tegul kalbės Mozė, o ne Dievas, nes jei Dievas kalbės, mes visi mirsime, tegul Mozė kalbės mums. Luko 5:8 rašoma, kad kai Petras, kai jis buvo labai užsispyręs žmogus, turėjęs didelę įtaką ir daug jėgos, kaip mes suprantame. Jis buvo kaip užsispyręs stipruolis, žinomas žvejys, bet kai jis pamatė Dievo stebuklą, kurį atliko paprastas žmogus, jis suprato, kad tam reikėjo daugiau nei žmogaus jėgų, kad į tinklą būtų sugauta tiek žuvų, kurias jis su savo išsilavinimu, žvejybos žiniomis
žvejojo visą naktį ir nesugavo nė vienos, bet jis išgirdo kažką, sakant, užmesk savo tinklą. Ir kai jis pradėjo traukti, jis išvydo didelį žuvų kiekį ir suprato, kad yra nuodėmingas žmogus. Ir jis pasakė, pasitrauk nuo manęs, viešpatie, nes aš esu nuodėmingas žmogus. Kas tai pasakė? Šventasis Petras. Dievo akivaizdoje paprašė Dievo pasitraukti iš jo akivaizdos, nes jis susivokė esąs nuodėmingas. Abraomas susivokė esąs neteisus. Adomas susivokė esąs neteisus, nors buvo Dievo sūnus, susivokė esąs neteisus. Mozė susivokė esąs neteisus. Izraelis kaip bažnyčia ir tauta susivokė esą neteisus. Pasitrauk nuo manęs, nes aš esu nuodėmingas žmogus. Jis nebandė pasakyti, taigi, aš esu šventas ir vertas tai priimti. Jis pasakė, aš esu nuodėmingas žmogus. Kadaise buvo vienas savimi patenkintas religininkas, išmokęs visą teologiją, kurią galėjo išmokti iš didžio mokytojo Gamalielio. Jo vardas buvo Saulius iš Tarso, kurį mes žinome kaip Paulių. Religingas iki pat kaulų smegenų. Jis žinojo visus savo religijos niuansus. Jis buvo fariziejus iš fariziejų ir hebrajas iš hebrajų. Jis buvo žinomas žmogus, teologas, protingas, sumanus, išsilavinęs. Tvirtino, kad pažįsta Dievą nuo kūdikystės, bet vieną dieną, keliaujant į Damaską, jį apšvietė ugnies stulpas ir jis nukrito nuo savo kojų ant žemės, į dulkes ir pasakė, viešpatie, ką tu nori, kad aš daryčiau? Visas jo puikus išsilavinimas, visas jo puikus teologinis išsilavinimas, visas jo išsilavinimas nieko nereiškia, kai jis pateko į Dievo akivaizdą. Norėčiau čia trumpam sustoti ir pasakyti, kad tai yra vienas ir tas pats. Galbūt jūs turite teologijos daktaro laipsnį, filosofijos mokslų daktaro laipsnį, kas bebūtumėte, galbūt lankėte bažnyčią nuo pat vaikystės, galbūt atlikote visus religinius darbus, bet atsidūrę Dievo akivaizdoje, jūs pasijusite toks mažas ir nereikšmingas. Paulius suprato, kad klydo ir jis nukrito ant žemės, paveiktas tos įtakos ir jėgos. Kai jis pakėlė akis ir pamatė tą patį Dievą, apie kurį jis pamokslavo, prieš kurį jis kovojo ir kurį, kaip manė, pažinojo, ir pamatė, kad klydo, jis parkrito ant žemės, negalėdamas išstovėti ant kojų, nes atsidūrė Dievo akivaizdoje, jis išvydo tą ugnies stulpą. O kaip yra su didžiuoju šventuoju Jonu iš Apreiškimo 1:7, kai jam buvo parodytas regėjimas ir jis pažvelgė ir išgirdo balsą kalbėjusi jam, ir jis atsigrėžė norėdamas pamatyti tą balsą ir pamatė 7 auksinės žvakides ir vienas stovėjo tarp 7 auksinių žvakidžių, plaukai kaip vilna, akys kaip ugnies liepsnos, kojos kaip variniai stulpai, jis buvo susijuosęs auksinę juostą aplink krūtinę ir jis buvo vadinamas Dievo žodžiu. Bet nors didis šventasis Jonas vaikščiojo su Kristumi, rėmėsi jo krūtinę, jis darė visus šiuos dalykus. Kaip aš sakiau šį rytą, Pauliaus tarnystė pranoko visų kitų tarnystę. Čia, po to, kai Jonas vaikščiojo su Jėzumi, kalbėjusi su juo, miegojo šalia jo, valgė su juo, bet kai jis pamatė jį, stovinti ten, toje pašlovintoje būsenoje, jis pasakė, kad jis parkrito kaip negyvas prie jo kojų. Amen, pagalvokite apie tai. Mes galime lankyti bažnyčią, kalbėti, šlovinti Dievą ir panašiai, bet, broliai, kai mes pamatysime jį ateinantį, kažkas pasikeis mūsų širdise. Mes galime manyti, kad vykdome savo religinę pareigą, eidami į bažnyčią ir mokėdami dešimtinę. Mes galime manyti, kad laikomės bažnyčios įstatymų ir išpažįstame visus tikėjimo išpažinimus. Bet kai tik pamatysime jį, viskas pasikeis iš pagrindų. Taip, tikrai. Šis didis žmogus, šventasis Jonas, toks didis žmogus, Biblijoje, Apreiškimo 1:7, pasakyta, kad jis nukrito tarsi negyvas. Po 3,5 metų bendravimo su Kristumi, jis buvo vienas iš laiškų rašytojų, rašė apie jį, valgė su juo prie stalo, miegojo su juo šalia lovos ir bendravo su juo, kur tik jis eidavo, bet kai jis atsisuko, kad pažvelgtų į jį, jame nebeliko gyvasties. Jis nukrito ant grindų arba ant žemės kaip negyvas žmogus. Gerai. Mes matome Izaijo 6:5, kaip ką tik perskaitėme šį didį galingą pranašą, vieną iš didžiausių pranašų Biblijoje.
Biblijoje yra 66 knygos, Izaijo knygoje yra 66 skyriai. Izaijo knygos pradžioje yra pradžios knyga, Izaijo knygos viduryje jis pereina prie Naujojo testamento, o Izaijo knygos pabaigoje jis pereina prie tūkstantmetės karalystės. Tiksliai kaip pradžios knyga, Naujasis testamentas ir Apreiškimo knyga. Tobulai. Izaijas buvo vienas iš didžiausių pranašų, bet vieną dieną, kai jis rėmėsi didžiojo karaliaus Uzijo ranka, Uzijas buvo patrauktas nuo jo ir jis buvo sugniuždytas. Jis buvo tikrai geras žmogus, teisus vyras, jei tas teisus karalius, geras karalius, jį pripažino šventu žmogumi ir laikė savo šventykloje. Izaijas matė regėjimus, jis buvo pranašas, Izaijas skelbė žodį, jis buvo tarnautojas, Izaijas buvo šventas žmogus, bet vieną dieną, stovėdamas šventykloje, jis pateko į transą ir išvydo Dievo šlovę. Jis pamatė angelus su sparnais dengiančiais veidus, dengiančiais kojas, plasnojančiais sparnais, šaukiančius šventas, šventas, šventas yra viešpats visagalis Dievas. Šis pranašas suprato esąs niekas. Jis pasakė, vargas man, nes aš esu žmogus nešvariomis lūpomis. Pranašas. Galingiausias Biblijos pranašas, vienas iš jų. Aš esu žmogus nešvariomis lūpomis ir gyvenu nešvarių lūpų tautos tarpe. Vargas man, nes aš pamačiau Dievo šlovę. Ir jis pasakė, kad kai tas angelas sušuko, šventyklos stulpai susviravo, broliai, tai jūs paskatins. Ne tik šventyklos stulpai sudrebės, bet ir visi dangus ir žemė sudrebės, kai jis vėl ateis. Kalnai pabėgs, jūra išnyks ir šauks, paslėpkite mus nuo veido to, kuris sėdi soste. Tai bus baisus laikas, sakau tau, nusidėjėli draugė, tau dėrėtų pasitikrinti. Tai tiesa. Taigi, Izaijas pasakė, vargas man, kadangi aš esu žmogus nešvariomis lūpomis ir gyvenu nešvarių lūpų tautos tarpe ir aš, šie žmonės turi nešvarias lūpas. Taigi prisiminkite, jei tokie šventi vyrai pripažino save nusidėjėliais Dievo akivaizdoje, ką darys nusidėjėliai ir bedieviai tą dieną? Ką darys žmonės sėdintys susirinkimuose? Ką darys žmonės, kurie matė Dievo galę, kurie girdėjo atgalinį skaičiavimą žodyje, kurie matė Dievą pasireiškinti ir, be jokios abejonės, kiekvieną rašto vietą išpildytą ir vis tiek bandys patekti į dangų, nebūdami atgimę ir negavę šventosios dvasios. Biblijoje pasakyta, ir jei teisusis vos ne vos išgelbėjimas, kur pasirodys bedievis ir nusidėjėlis. Kokioje vietoje mes stovėsime, jei matome Dievą atsiskleidžiantį tiesiai prieš mus ir regime Dievo šlovę tiesiog kaip tie žmonės, ir tie žmonės šaukia, pranašai ir išminčiai, kuriais remiasi žodis. Jei jie šaukia, krito ant savo kelių ir šaukia, aš esu žmogus su nešventomis lūpomis, nešvarus. Tai kas bus tam žmogui, kuris net neišpažįsta savo nuodėmių? Kas bus tam paaugliui ar paaugliai, kuris neišpažįsta savo nuodėmių? Kas bus tam kietos širdies žmogui, kuris mano, kad žino daugiau apie Dievo kūrinyje nei pats Dievas? Kas atsitiks tam žmogui, kuris visą savo gyvenimą praleido bandydamas paneigti Bibliją? Kur toks žmogus atsidurs? Pagalvokite apie tai. Tai yra evangelizacija, tai yra laikas sukrėsti žmonės, tai yra laikas, apie kurį Dievas pasakė, kad ateis. Jis kadaise sudrebino Sinajaus kalną, bet ateis dar vienas sudrebinimas, kad jis ne tik sudrebins Sinajaus kalną, bet sudrebins viską, kas gali būti sudrebinta. Bet ar jūs pastebėjote likusią rašto vietos dalį? Bet mes gauname karalystę, kurios negalima sudrebinti. Aleliuja. Viskas, kas gali būti sudrebinta, bus sudrebinta. Dangus bus sudrebinti, žemė bus sudrebinta, dangus ir žemė praeis, bet tas žodis niekada nepraeis. Nes ant šios uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Viskas, kas gali būti sudrebinta, bus sudrebinta. Bet mes gauname karalystę, kuri yra pats Dievo žodis, o Dievas yra jo žodis. Jis nesudrebins savęs, amen. Oho, tai bent. Bet mes gauname karalystę, kurios negalima sudrebinti.
Ji yra nepajudinama, pasakė hebrajų rašytojas Paulius. Toks asmuo ir toks žmogus, toks laikas ir kaip jie jautėsi. Taip pat ir mes patys. Mes matėme Dievo šlovę kaip ir šie žmonės. Žinoma, mes ją matėme. Mes matėme Dievo šlovę, kaip ją matė Abraomas. Mes matėme Dievo šlovę, kaip ją matė Mozė, tą patį ugnies stulpą, tą pačią Dievo jėgą, tą patį Kristų, kuris apsireiškė, parodė save, laikydamasis savo žodžio paskutiniosiomis dienomis. Kaip mes tuomet galime ateiti ir elgtis su tuo taip lengvabūdiškai? Kaip mes galime vaikštinėti ir laikyti savo tikėjimo išpažinimų ir denominacijų ir nepriimti Dievo žodžio? Kas bus su mumis tą dieną? Kas atsitiks su mumis po to, kai mes regėjome Dievo šlovę? Kai kurie žmonės stovi nuo šalia ir juokiasi iš to, kai kurie vadina tai fanatizmu, kai kurie protinė telepatija, kai kurie Belzebubu, kai kurie vienaip ar kitaip. Kai byloja senas posakis, kvailiai vaikščios su vinimis apkaltais batais ten, kur angelai bijo žengti. Tai tiesa, kvailys savo širdyje pasakė, nėra Dievo. Kai jis mato Dievą taip tobulai pasireiškusi per savo žodį, ne per tikėjimo išpažinimą, bet per savo žodį, ir po to praeina tiesiai pro tai ir juokiasi iš to, jis yra kvailys. Nes Dievas yra žodis ir Dievas save aiškiai jam apreiškia, todėl jis toks žmogus yra kvailys, kaip sako Biblija. Kas bus jam, kai jis turės stovėti toje vietoje? Tai bus baisi diena tam žmogui, tam bedieviui. Tačiau atgailaujantys, nusidėjėliai neturi jokios baimės, o ne. Nusidėjėlis, kuris nori atgailauti, žino, kad ten yra kruvina auka, kuri užims jo vietą. Tai jam teikia paguodą. Aš mačiau Dievo šlovę, aš pajutau jo jėgą, aš pažįstu jo rankos prisilietimą, aš pažįstu jo bausmės prisilietimą, aš žinau, kad jis yra Dievas ir aš žinau, kad esu pražuvęs, bet ten stovi vienas už mane. Amen. Ten stovi vienas ir sako, Tėve, uždėk ant manęs visą jo neteisybę, nes jis stovėjo už mane žemėje. Aleliuja. Tada aš drąsiai nuėjau prie Dievo sosto, turėdamas malonę savo širdyje, žinodamas, kad ne dėl gerų darbų, bet dėl jo gailestingumo aš esu išgelbėtas. Ne dėl to, ką aš galėjau padaryti, prie ko galėjau prisijungti, ką galėjau pasakyti, bet dėl jo malonės jis mane išgelbėjo. Akivaizdu, kodėl poetas, kuris tai pastebėjo, sušuko nuostabi malonė, koks malonus garsas, kuris išgelbėjo tokį vargšą kaip aš. Kadaise buvau pasiklydęs, bet dabar esu surastas, buvau aklas, bet dabar matau. Kaip aš galėčiau patekti į dangų, kaip jūs galėtumėte patekti į dangų, mes negalime to padaryti, mes ir nėra jokio būdo mums tai padaryti, bet yra vienas, kuris nutiesia kelią ir jis yra tas kelias. O kaip mes galime pasiekti jį? Viena dvasia, jo dvasia, mes esame pakrikštyti į vieną kūną, kuris bus pakeltas kaip į orbitą, mes iškeliausime į žemės kaip šios paskutinės dienos astronautai, tikėdami Dievu, amen, žinoma. Atgailaujantis nusidėjėliai neturi jaudintis, kažkas užėmė jų vietą. O, po to, kai mes ateiname į jo akivaizdą ir žinome, kad pabuvojame jo akivaizdoje, matėme jį darant dalykus, kuriuos jis darė, kai buvo čia žemėje, kaip galite žinoti, kaip galite atpažinti vynmedį, kurį žiūrite, iš vaisių, kuriuos jis neša, kaip galite atpažinti bažnyčią, kurioje lankotės, iš vaisių, kuriuos ji neša. Jėzus pasakė, kas tiki mane, tas irgi darys darbus, kuriuos aš darau, šie ženklai lydės tuos, kurie tiki. Taigi mes matome, kad jis neliepia mums kurti denominacijų, jis neliepia mums kurti tikėjimo išpažinimo, bet jis mus įspėjo apie tokius dalykus, nes kas iš to, ką nors atims ar ką nors pridės prie to, tiek pat bus atimta iš jų dalies gyvenimo knygoje, suprantate. Taigi mums yra paskirta išlikti vien tik su šiuo žodžiu. Ir jei žmogus yra siųstas Dievo, jis išliks su žodžiu, nes Dievas gali siųsti tik per savo žodį, suprantate? Matote, jis privalo laikyti savo žodžio. Tuomet, kai mes ateiname į jo akivaizdą, kai žmogus kartą ateina į Dievo akivaizdą, jis visam laikui pasikeičia, jeigu jame yra kam pasikeisti. Taigi, yra tokių, kurie gali patekti į Dievo akivaizdą ir visiškai neatkreipti į ją dėmesio. Toks žmogus nebuvo paskirtas gyvenimui, bet jeigu jis buvo Dievo iš anksto paskirtas, vos tik pajunta tą pirmąjį judesį, jis tai atpažįsta.
tai tarsi užsiliepsnoja. Pažvelkite į tą paprastą prostitutę, kuri tą dieną buvo Samarijoje, į tą moterį. Ji buvo blogos psichinės ir fizinės būklės. Mes tai žinome. Bet vos tik jį pamatė tą parodytą ženklą Mesijo, jį pasakė, mes žinome, kad Mesijas ateina tai padaryti. Tu turi būti jo pranašas. Jis atsakė, aš esu tas Mesijas, apie kurį buvo parašyta, kad ateis. Ji tai atpažino. Ji nebeklausė nė vieno klausimo, ji greitai prisėmė atsakomybę, žinodama, kad jei ji tai surado ir atėjo į Dievo akivaizdą, ji yra atsakinga apie tai papasakoti kitiems. Aleliuja! Teisingai. Kiekvienas žmogus, kuris ateina į Dievo akivaizdą nuo tos minutės, yra atsakingas prieš Dievą papasakoti apie tai kitiems. Pažvelkite į Abromą, pažvelkite į Mozę, pažvelkite į Petrą, pažvelkite į Paulių. Nuo tos akimirkos, kai jie atėjo į Dievo akivaizdą, jie pripažino save nusidėjėliais ir savo gyvenimu užantspaudavo savo liudijimą. Pažvelkite į tą moterėlę, ji negalėjo ilgiau pasilikti, ji nuėjo į miestą ir pasakė tiems žmonėms, ateikite pažiūrėti žmogaus, kuris pasakė man, ką esu padariusi, argi šitas ne Mesijas, jie negalėjo to paneigti, nes tai buvo pagal raštą žinoma. Taip, jie turėjo tai padaryti, žmogus, kai mes turime atsakomybę. Pasakyti kitiems, kaip Mozė, kaip Petras, kaip Paulius, po šių dalykų, kai jūs tai pamatote ir ateinate jo akivaizdą, jūs esate atsakingi, kad žinia pasiektų kitą žmogų. Jūs tiesiog negalite sėdėti ramiai su ja, jūs turite ją paskelbti kitam žmogui. Aš prisimenu, kad čia buvo viena pagyvenusi sesuo brolio Grehamo Snelingo motina. Jis sėdėdavo čia bažnyčioje ir giedodavo, aš ką tik nugalėjau, aš bėgu ir aš ką tik nugalėjau ir negaliu atsisėsti. Ji neseniai buvo kažką atradusi, aš nuėjau į mažą tamsiaodžių bažnyčią čia Luisvilyje ir jie visi stovėjo ir giedojo, aš bėgu karaliaus vieškeliu, ką tik atradau jį ir pasirinkau šį vieškelį. Yra kažkas tokio, kai atrandi Kristų, tu nebegali ilgiau tylėti. Likusią savo gyvenimo dienas esi perkeistas asmuo, nes kai gyvenimas iš didžiosios raidės susilieja, tai sukuria ryškią šviesą. Tiesa, kai šviesos lemputė prisijungia prie laido, jeigu tai yra tinkama lemputė, ji turi šviesti. Kai srovė ir lemputė susijungia, nieko kito nebelieka, kaip tik skleisti šviesą. Ji turi tai daryti. Ir kai vyras ar moteris yra iš anksto paskirti amžinajam gyvenimui ir jie pamato, kaip Dievo srovė įgalina tą lemputę, jis skleis šviesą visur, kur tik gali. Jūs galbūt nesate stipresni nei 10 vatų, bet jūs skleisite tą šviesą, kurią turite. Jeigu jūs nesate 500 vatų, skleisite 10 vatų šviesą, dalinkitės savo šviesa. Taip jūsų šviesa te šviečia žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų tėvą, kuris yra danguje. Taip, ponė. Kai žmogus įgyja ryšį su Dievu, jis supranta, kad jame nėra nieko gero, kaip žmogus gali vaikščioti ir girtis, koks jis yra didis ir ką yra pasiekęs, jeigu jis yra niekas iš pat pradžių, vieną dieną Memfyje, Tenesyje, arba manau, tai buvo ne Memfyje, tai buvo vienoje iš kitų vietų, buvau su broliu Deiviu ir dalyvavau prabudime, galbūt tai buvo Memfyje, ir mes nuėjome į Koliziejų, ten buvo ne Koliziejus, tai buvo kažkas panašaus į meno galeriją, ten buvo didžiulės statulos, kurios buvo atvežtos iš įvairių pasaulio vietų, įvairios, Heraklis ir panašios, ir jas buvo nutapę didieji menininkai, ten buvo pateikta ir žmogaus, kuris svėrė 150 svarų analizė. Ar žinote, kiek jis buvo vertas? 84 centų. Tai viskas, ko jis buvo vertas, 84 centai, tik tiek. Tik už tiek iš jo galima išgauti cheminių elementų. Jis susideda tik iš tiek kalkių, kad jomis būtų galima pabarstyti vištos lizdą ir šiek tiek kalcio. Viskas, ką būtų galima parduoti už 84 centus, bet mes tiesiog rūpinamės tais 84 centais ir šokinėjame aplink juos kaip aplink kūdikį. Ten stovėjo du vaikinai, vienas pažvelgė į kitą ir pasakė, Džimai, ne tiek daug mes ir verti, ar ne? Jis atsakė, ne, tikrai ne, Jonai, aš pasakiau, bet palūkėkite, vaikinai, jūs ten viduje turite sielą, kuri verta 10 000 pasaulių, kuri gali būti atpirkta Dievo jėga, jei tik jūs tai leisite. Žmogus pamatė šios dalykus ir atsakingas papasakoti kitiems. Aš tai supratau, kai buvau dar berniukas, visą gyvenimą praleidau to užsimdamas, gaila tik, kad turiu tik vieną gyvenimą, norėčiau turėti 10 000. Jei turėčiau amžinybę, vis tiek norėčiau apie tai pasakoti žmonėms, nes tai yra nuostabiausias dalykas, kurį apskritai teko atrasti. Jei perskaitysite Ezekėlio 33 Ezekėlio skyrių, ten buvo sargas pastatytas bokšte ir šis sargas buvo atsakingas už visą miestą, amen. Dabar pabuskite savo dvasiniai sąžiniai, kol aš prieisiu prie šios rašto vietos. Tas sargybinis turėjo būti apmokytas žmogus, jis turėjo
žinoti, ką daro, nes bet kokiu atstumu vos tik priešai pakildavo, jis galėjo juos pastebėti, jis galėjo pasakyti, kaip jie žygiuoja, galėjo pasakyti jų spalvą, galėjo pasakyti jų rangą ir eilę, jis galėjo matyti tiek, kiek žmogaus akys galėjo matyti, jis buvo aukštesnėje vietoje už kitus, nes buvo apmokytas atpažinti priešą ir Dievas reikalavo atsakomybės iš jo rankos už visą miestą. Sarge, kiek nakties? Aleliuja. Štai tokie yra šiandien Dievo kariai. Jie yra išmokyti pagal žodį. Kai atsiranda kas nors, kas yra šiek tiek pagražinta, kas yra ne iš rašto, jie įspėja savo susirinkimą. Viskas, kas nėra iš Biblijos, viskas, kas nėra dieviška, pavyzdžiui, sriubos vakarienės, šokiai ir visa kita, iš ko yra mokami pinigai pastoriams, tokie dalykai yra neteisingi. Azartiniai žaidimai ir kortų vakarėliai bažnyčiose yra neteisingi. Ir tikrasis sargas ant sienos, kuris kartą pabuvojo Dievo akivaizdoje, jeigu jis nėra ant sienos, jeigu jis tik turėtų būti ant sienos, siena gali būti ne aukštesnė už likusią susirinkusiųjų dalį, bet jeigu jis yra teisingas sargas, Dievas jį pakelia į sferas, į kurias likusieji niekada nepateks, bet jis saugo bandą ir Dievas to reikalauja iš jo. Dievo žmogus, kuris stovi Dievo akivaizdoje ir žino, kad Dievas yra Dievas ir žino, kad Dievas laikosi savo žodžio ir stebi, kaip Dievas veikia ir atlieka savo pareigą ir laikosi savo žodžio. Tada nesvarbu, kiek organizacijų ar denominacijų bandys jį pargriauti, jis žino priešo gretų sudėtį. Amen. Jis žino, ką pasakyti susirinkimui. Tikras sargas. Jeigu mes išpažinome, kad jis yra, mes pabuvojame jo akivaizdoje. Ir mes išpažinome savo nuodėmes. Jos yra pašalintos iš jo atminties knygos. Niekas išskyrus Dievą negalėjo to padaryti. Taigi, jūs galite man padaryti, ką tik norite, aš jums atleisiu, bet aš tai prisiminsiu. Jeigu aš jums ką nors padaryčiau, jūs man atleistumėte, bet prisimintumėte. Bet Dievas gali atleisti ir pamiršti, tai pagalvokite apie tai. Net neprisimena to. Amen. Tai mane padaro laimingą. Kai to net nėra prisimenama, niekas kitas išskyrus Dievą negali to padaryti. Niekas išskyrus Dievą negali to padaryti. Jis pasakė, kad pašalins tai iš savo atminties knygos. Aš negaliu to padaryti. Jūs negalite to padaryti. Nes mes turime tik šiuos menkus ribotus pojūčius. Bet jis yra begalinis. Dievas, jis gali visiškai pamiršti, kad tai kada nors buvo padaryta. Amen. Jauna mergina atvyko iš kaimo bažnyčios. Jos tėvas buvo senamadiškas, reiksmingas pamokslininkas ar bažnyčios narys. Taigi, ji persikėlė į miestą, artimai susidraugavo su ten gyvenančiomis moterimis, ėmė elgtis kaip jos ir sekti jų mada. Ir vieną dieną ji gėdėjosi, kad ją aplankys jos tėvas ir mama, tiksliau jos tėvas, nes mama buvo mirusi. Taigi, senas vyriškis, vienintelis dalykas, kurį jis darydavo, tai atsikeldavo ryte, papusryčiaudavo, paimdavo Bibliją ir skaitydavo ją, verkdavo, meldėsi ir šaukdavo visą dieną, bėgiojo po kambarį, o ji dėl to šiek tiek gėdėjosi. Taigi tada, kai jis paimdavo Bibliją ir visą naktį ją skaitydavo, jis pakildavo iš lovos ir šaukdavo, šlovė Dievui, aleliuja, o šlovė Dievui. Jis tiesiog trypdavo ir verkdavo pusę nakties. Taigi, vieną dieną jį ketino surengti savo bažnyčios nariams nedidelę arbatos gerimo vakaronę, kaip jie visada tai daro, žinote, todėl ji nežinojo, ką daryti su savo tėčiu, juk tai buvo jos tėtis, taigi jį nusprendė jį paslėpti palėpėje ir pasakyti, tėti, tu juk nenori būti ten, kur yra tos moterys, ar ne? Jis atsakė, ne, nemanau, kad noriu to. Ji pasakė, na, šiandien pas mus čia ateis bažnyčios moteris ir mes surenksime mažą susirinkimą, mažo maldos susirinkimą. Todėl aš tau sakau, tėti, tu tiesiog gali užlipti į palėpę. Pasakė, manau, kad taip ir padarysiu.
Taigi, ji pasakė, paskaityk šią gražią knygą ir ji padavė jam geografijos knygą, atėmė iš jo Bibliją, kad jis tylėtų, nes žinojo, kad jei jis skaitys Bibliją, jis ten viršuje pradės kelti daug triukšmo, taigi jis buvo virš jų, žinote, ten, kur jos turėjo savo vakarėlį, todėl ji davė jam geografijos knygą ir pasakė, tai graži knyga, turėtum ją paskaityti, tėti, nes joje parašyta visa tiesa apie pasaulį. Jis pasakė, su malonumu paskaitysiu, todėl jam pasakė, dabar eik į viršų ir elkis labai tyliai, kol šios moteris išeis, tada tu galėsi nusileisti žemyn ir daryti, ką nori. Jis sutiko tai padaryti, taigi jis nuėjo į viršų ir atsisėdo ten. Jos visos sėdėjo prie arbatos, žinote, kalbėjosi apie vieną ir kitą, ir jūs žinote, kaip tai būna, linksminosi. Ir būtent tuo metu kažkas viršuje pratrūko, pasigirdo šauksmai ir šokinėjimas. Tinkas krito nuo sienų, senolis palėpėje bėgiojo pirmyn ir atgal tiesiog taip inirtingai, kiek galėjo pajėgti, šokinėjo ir šaukė, šlovė Dievui, moteris nežinojo, kas ten viršuje įvyko, kas ten palėpėje buvo, taigi jis drąsiai nusileido laiptai žemyn, kaip tik galėjo greičiausiai, ji pasakė, tėti, juk daviau tau paskaityti geografijos knygą, atsakė, taip, žinau, bet žinai, pasakė, šioje geografijos knygoje perskaičiau, kad jūroje yra vietų, kuriuose nėra dugno. Ir pasakė, o vakar čia Biblijoje perskaičiau, kad jis pasakė, jog jis įmetė mano nuodėmes į užmaršties jūrą, šlovė Dievui, pasakė, jos vis krenta žemyn. Tam nėra galo. Jos tiesiog vis dar krenta žemyn. Tai tiesa. Ir jis apie tai šaukė. Tai tiesa. Dievas įmeta mūsų nuodėmes į užmaršties jūrą, ištrina jas ir jos tampa tarsi niekada nebuvusios. O, tai bent. Tada mes stovime iš Dievo malonės per Jėzų Kristų mūsų viešpatį, tyri ir šventi. Tiesiog kaip jis buvo šventas, nes jis nemato manęs, kai aš ten ateinu. Jis mato savo sūnų. Tai vienintelis būdas, kaip jis gali matyti. Jis nemato manęs, nes aš esu jo sūnuje ir jis mato tik savo sūnų. Argi tai nėra nuostabu? Mums nebereikia galvoti apie nuodėmes. Jų visų nebėra. Jos yra po krauju. Taip, ponia. Nebereikia dėl jų jaudintis. Visos jos išnyko ir išnyko iš Dievo atminties. Jis jų net neprisimena. Galingasis pranašas Izaijas, išpažindamas savo nuodėmes, pasakė, vargas man, nes aš esu žmogus nešvariomis lūpomis. Pranašas. Aš esu žmogus nešvariomis lūpomis ir mano susirinkimas yra nešvarus, suprantate? Žmonės, kuriems aš pamokslauju, yra nešvarus, aš esu nešvarus ir vargas man, bet čia ateina būrys angelų iš Dievo šlovės, išsklaidydami debesis ir aš žiūriu į viršų ir matau jo šleifą, užpildantį visą dangų. Ir aš stebėjau tos angelus, kurie niekada nežinojo, kas yra nuodėmė. Jie net nežinojo, kas yra nuodėmė. Ir jie yra Dievo akivaizdoje, jie 2 sparnais dengia savo veidą, jie 2 sparnais dengia savo kojas ir jie skrenda su 2 sparnais ir jie dieną ir naktį šaukia, šventas, šventas, šventas yra viešpats Dievas. Ak, tai turėtų jūs priversti pasijusti šiek tiek netokiu ir šventu, ar ne? Taigi, ką jis padarė? Jis pasakė, vargas man. Kai jis išpažino savo nuodėmes ir pasakė, vargas man, angelas nuėjo, paėmė žnyplės, paėmė anglį iš ugnies, kuris simbolizavo šventą dvasią ir ugnį, prie ir prilėtė ją pranašo lūpas ir pasakė, aš tave apvaliau. Tada sparnai, taip plasdėdami, atitraukė laiko užuolaidas ir jis išgirdo Dievą, sakant, kas eis už mus. Bet kai jis sužinojo, kad yra būdas išsilaisvinti iš nuodėmės, Dievas norėjo, kad kas nors eitų už jį ir jis pasakė, štai aš, siųsk mane. Jis pabuvojo Dievo akivaizdoje, išpažino savo nuodėmės, buvo apvalytas nuo savo nuodėmių ir buvo pasiruošęs tarnavimui. Amen. Poetas tai išvelgė ir pasakė, milijonai dabar miršta nuodėmėje ir gėdoje. Įsiklausyk jų liūdną ir kartų verksmą. Paskubėk, broli, paskubėk jiems į pagalbą. Greitai atsiliepk, mokytojau, čia aš esu. Kai galvoju apie Afriką, Indiją ir visą pasaulį, milijonus pagonių, šaukiančių ir besišaukiančių malonės, ir kas panorės eiti,
Ne tik paduoti jiems traktatą, bet paskelbti jiems Jėzų Kristų. Kažkas iš jo akivaizdos kaip Mozė, kuris galės nuvykti ten ir parodyti jiems tikrą išlaisvinimą, nepriversti juos prisijungti prie bažnyčios ar paspausti ranką ir išpažinti tikėjimą, bet atnešti išlaisvinimą jų sieloms. Koks nors geras dievotas žmogus. Taip, Izaijas išpažino savo nuodėmes ir buvo apvalytas. Po to, kai Jokūbas visą naktį kovojo, išpažindamas savo nuodėmes, ar prisimenate, kokioje vietoje jis buvo? Ji vadinasi Penielis. Penielis. Žodis Penielis hebrajų kalba reiškia visagalio Dievo veidas. Jokūbas, jaunasis apgavikas, visą savo gyvenimą bėgo. Jo vardas buvo Jokūbas, o tai reiškia uzurpatorius, apgavikas. Jis visą savo gyvenimą bėgo nuo Dievo, bet kadaise atsidūręs Dievo akivaizdoje, Penielyje, Dievo akivaizdoje, jis įsikibo į Dievą ir nepaleido jo. Dieve, mums reikia daugiau Jokūbų. Jis išliko prie Dievo veido. Dievo akivaizdoje jis pasiliko ten iki saulėtekio. Dievas pasakė, leisk man eiti, nes saulė teka. Ir jis pasiliko Dievo veido akivaizdoje iki saulėtekio, bet jis nuėjo išteisintas ir išgelbėtas. Saulė. O kaip tai nuostabu buvo. Taigi žinoti, kad jis iškovojo pergalę, tai yra, jis buvo matęs Dievo ženklus, jis buvo sapnavęs sapnus apie Dievą, bet šį kartą jis stovėjo priešais Dievą. Dievo akivaizdoje, pagalvokite apie tai, draugai, dabar, kai mes paskubėsime, Dievo akivaizdoje žmogus yra perkeičiamas. Jokūbas buvo perkeistas, dabar jis galėjo vaikščioti su Dievu. Taip, jis buvo kitoks žmogus nei tas, kuris ten atėjo iš pradžių. Kova buvo baigta. Taip, ponė. Ir jis pradėjo statyti aukurą. Jis nebuvo pratęs statyti aukuro, žinote, bet aš jums sakau, kai jūs atsidurėte Dievo akivaizdoje, jūs norite pastatyti aukurą kažkur. Jūs norite rasti vietą, kur galėtumėte melstis. Jis pastatė aukurą, jis buvo apvalytas ir Dievas laimėjo. Ir Jokūbas buvo pakeistas iš Jokūbo uzurpatoriaus į Izraelį, kunigaikštį turinti jėgą su Dievu. Štai kas atsitiko Jokūbui. Uzurpatorius, apgavikas, neteisusis, nešventas, apgavikas, apgavo savo brolį, pavogė jo pirmagimystės teisę, kaip tai buvo, iš savo brolio, pasinaudojo šiek tiek nešvariais būdais. Toks apgavikas, jis apgavo savo uošvį, įmerkė topolių lazdas ir padarė, kad gimtų margi veršeliai, kad kai ten ateis apvaisintos karvės, pažiūrėtų jas ir avys pamatytų tas margas lazdas ir pagimdytų margus veršelius su dėmėmis. Apgavikas, apgavęs savo patį uošvį, apgavo savo motiną, apgavo savo tėvą, apgavo savo brolį, bet kai jis kartą pateko jis buvo sukčius, jis visur buvo bėglys, kur tik ateidavo, visada bėgo nuo Dievo, bėgo nuo savo brolio, bet kai jis atėjo į Dievo akivaizdą, jis suprato, kad yra nusidėjėlis. Ką jis padarė? Jis pamatė jam skirtą galimybę. Jis sutiko kažką, apie ką anksčiau net nemastė, ir jis pasiliko ten, kol visos nuodėmės buvo pašalintos. O, tai bent. Dievas jį atvedė į savo akivaizdą. Dievas suranda būdą, kaip atvesti žmonės į savo akivaizdą, tada jie padaro savo sprendimą. Kai kurie pabėga nuo jo, kiti bėga pas jį. Jei jie yra iš anksto paskirti gyvenimui, jie tiki juo, jie laikosi jo. Jeigu ne, jie bando pabėgti ir sako, tame nieko nėra, suprantate. Ir toks yra žmogus, kuris yra prarastas. Tas, kuris išpažįsta savo nuodėmę, jam bus atleista. Jei slepi savo nuodėmę, negalėsi klestėti, ne. Taigi, kai Jokūbas, žinote, kitą dieną sutiko savo brolį Ezavą, jam nebereikėjo jokios pagalbos iš jo, jam nereikėjo jo kariuomenių. Jis buvo užsiėmęs aukurų statybą. Jis daugiau nebijojo Ezavo. Psalmių 16:8 Dovydas pasakė, aš pastačiau viešpatį priešais save. Tai yra geras poelgis. Psalmių 16:8 aš pastačiau viešpatį priešais save. Taigi jis nebuvo dėl to susipainiojęs. Jis norėjo sąmoningai jausti jo akivaizdą, todėl Dovydas pasakė, nuolatos statau viešpatį priešais save. Dabar aš, Dovydas, pasistačiau viešpatį prieš savo veidą, kad visada sąmoningai jausčiau Dievo akivaizdą. Argi tai nėra gera pamoka mums visiems šį vakar? Pastatykime viešpatį prieš savo veidą, kad sąmoningai jaustume jo akivaizdą. Skirkime jam pirmąją vietą. Kodėl?
pirmiausia, pastatykite jį priešai save. Kodėl? Tada jūs nenusidėsite, kai suvoksite, kad nuolatos esate Dievo akivaizdoje. Kai suvoksite, kad Dievas yra šalia, jūs stebėsite, ką sakote. Kai vyras galvoja, kad Dievo nėra šalia, jis keikiasi, geidžia moterų, jis vagia, apgaudinėja, meluoja. Jis padarys bet ką, kai galvoja, kad Dievas jo nemato. Bet atveskite jį į Dievo akivaizdą ir jis tuoj pat liausis. Suprantate? Dovydas pasakė, aš visada statau viešpatį priešai save. Tai yra geras dalykas. Akivaizdu, kodėl Dievas pasakė, kad jis buvo vyras pagal jo širdį. Žmogus elgsis bet kaip, kai galvos, kad Dievo nėra šalia. Bet kai jis supranta, kad Dievas yra šalia, ar jūs kada nors stebėjote nusidėjėlį, leiskite Dievo baimingam asmeniui prieiti, jis nustos keiktis, jeigu jis turės bent šiek tiek pagarbos. Suprantate, jis nepasakos nešvankių anekdotų, kuriuos įprastai būtų pasakoję, suprantate, matote, jis nedarys to, nes žinos, kad yra Dievo akivaizdoje, nes Dievas gyvena savo žmonių padangtėje, suprantate. Tai padaręs Dovydas pasakė, mano širdis linksminsis. Norėčiau, kad jūs tai perskaitytumėte Psalmių 16, todėl linksminasi mano širdis ir mano kūnas ilsėsis viltyje. Na, o kodėl? Mano širdis linksminsis, nes aš visą laiką matau Dievą priešais save ir mano kūnas ilsėsis viltyje. Jeigu aš numirsiu, aš būsiu vėl prikeltas, nes jis neleis, kad jo šventasis pamatytų gedimą, nei nepaliks jo sielos pragare. Suprantate? Kai Dovydas Dievą pastatė priešai save ir buvo sąmoningas, kad jis nuolatos yra Dievo akivaizdoje, pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės. Dabar paklausykite bažnyčią, aš jūs myliu. Ir aš noriu, kad jūs dabar manęs pasiklausytumėte. Kaip anksčiau sakydavo brolis Makulau, aš pasakysiu šitą. Visada statykite viešpatį priešai save. Ir nedarykite nieko, ko nedarytumėte jo akivaizdoje, nes jis jūs stebi. Suprantate? Viešpats stovyklauja aplink tuos, kurie jo bijo. Jis tiesiog lieka šalia jūsų ir jis žino viską, ką jūs darote ir jūs turite tai pripažinti. Kai pradedate meluoti, nedarykite to, prisiminkite, Dievas jūsų klausosi. Jei pradedate šiek tiek sukčiauti, nedarykite to, Dievas žiūri jūs. Jei pradedate veltui vartoti jo vardą, nedarykite to, Dievas jūsų klausosi. Jei pradedate rūkyti cigaretę, jis jūs stebi, suprantate jo, mes giedodavome giesmę. Visą kelią į sielos tikrąją buveinę tave stebi akis, kiekvieną tavo žingsnį, šis didis žvilgsnis budi, tave stebi akis. Įsidėmėkite, darykite kaip Dovydas, visada statykite viešpatį priešai save. Tada jūsų širdis džiaugsis ir jūsų kūnas ilsėsis su viltimi, nes jis tai pažadėjo. Taip, ponė, jis žinojo, kad jis prisikels, nes Dievas tai pažadėjo. Gerai. Kai mes ateiname į jo akivaizdą, mes esame perkeičiami, kad niekada nebebūtume tokie kaip anksčiau. Pažvelkite į visus amžius, į visus gyvenimo sluoksnius, į žmonės. Pažvelkite į Abraomą, jūs pasakysite, na, perkeistas gyvenimas yra skirtas tik tarnautojams. O ne, perkeistas gyvenimas yra skirtas visiems, suprantate. Taigi Abraomas buvo žemdirbys, bet kai išgirdo Dievo balsą kalbėjusi jam ir pamatė tą regėjimą, nuo to laiko jis tapo perkeistų žmogumi. Jis atsiskyrė nuo savo giminaičių, nuo visų savo bendražygių ir likusią gyvenimą gyveno kaip piligrimas ir svetimšaliai svetimoje žemėje gyveno palapinėse, nes aiškiai išpažino, kad ieško miesto, kurio statytojas ir kūrėjas yra Dievas. Jis žinojo, kad yra Dievas ir kad kažkur yra miestas, kurio statytojas ir kūrėjas yra Dievas. Tai mums teigia Hebrajams 11, kad jis ieškojo miesto, kurio statytojas ir kūrėjas yra Dievas. Jis buvo perkeistas žmogus, tačiau jis buvo tik paprastas žemdirbys, bet jis išvydo regėjimą ir atėjo Dievo akivaizdą ir nuo to laiko jis buvo perkeistas žmogus. Mozė. Jis buvo piemuo, bet jis buvo perkeistas, kai atėjo į Dievo akivaizdą, jis buvo bailys, bėgo nuo faraono, turėdamas už nugaros visą armiją, bet su lazda rankoje jis sugrįžo ir išsivedė visą tautą. Suprantate, kodėl? Jis atėjo į Dievo akivaizdą. Jis buvo perkeistas žmogus, piemuo. Petras, žvejys, nieko nežinojo apie žvejybą, ar nieko nežinojo apie Dievą. Vienintelis dalykas, kurį jis tikriausiai žinojo, buvo kaip gaudyti žuvis, bet kai jis atėjo į Dievo akivaizdą, išvydo didįjį kūrėją, kuris galėjo sukurti žuvis, kai jis jam liepė užmesti tinklus žvejybai. Ten nebuvo jokių žuvų, jis buvo neseniai ištraukęs savo tinklus, bet jis pasakė, dėl tavo žodžio viešpatie, aš tikiu, kad tu esi Dievo sūnus ir jei tu leisi, jei aš užmesiu tinklą, tu man liepei tai padaryti dėl tavo žodžio, nes tu ir tavo žodis esate viena, aš užmesiu tinklą.
Ir kai jis pradėjo traukti, jis pasakė, pasitrauk viešpatie, aš esu nuodėmingas žmogus. Suprantate, žvejys po to, kai Petras sutiko Kristų, jis daugiau nebuvo toks pats kaip anksčiau. Jis vėliau buvo toks ištikimas Dievui, kad jam buvo duoti karalystės raktai. Taip, ponė. Paulius, savimi patenkintas fariziejus, išsilavinęs ir išmokytas visos religijos, kuri tuo metu buvo pasaulyje, vienas iš žinomiausių mokslo žmonių šalyje. Bet kai vieną dieną jis atsistojo priešais tą ugnies stulpą Dievą, kurį jis persekiojo nežinodamas. Jis buvo fariziejus, jis netikėjo, kad Dievas buvo žmogus, jis žinojo, kad Dievas yra ugnies stulpas, jis išvedė savo tautą iš Egipto, jis buvo su jais visą laiką, bet kai jis pamatė šį ugnies stulpą, jis puolė veidu ant žemės ir jis išgirdo balsą sakantį, Sauliau, kodėl tu mane persekioji? Jis atsakė, kas tu esi, viešpatie? Jis pasakė, aš esu Jėzus. Jis buvo žmogus, kuris pasakė, kaip jūs buvote pakrikštyti, jis buvo Dievo akivaizdoje, nuo to laiko jis buvo perkeistas žmogus. Jis pabuvojo Dievo akivaizdoje, tai perkeičia žmogų. Čarlzas Finis, advokatas, puikus Filadelfijos advokatas, bet kai jis atėjo į Dievo akivaizdą, jis metė teisės studijas ir tapo galingiausių pamokslininkų, kokį ši tauta kada nors turėjo. Tuščia vieta Garsaistėje. Tapo pamokslininku, nes vieną dieną jis atėjo į Dievo akivaizdą. Jis kartą pagalvojo, kad studijuos tarnystę. Jūs žinote jo knygą, aš turiu jo autobiografiją. Jis išėjo pasimelsti, jis laikė save pamokslininku, jis turėjo troškimą, kad nori pamokslauti ir turėjo keletą pamokslų, kuriuos bandė pamokslauti. Vieną dieną jis išėjo iš savo biuro melstis, nuėjo į mišką, jis atsiklaupė už seno nuvirtusio medžio, kur ateidavo kiekvieną popietę. Jis buvo labai religingas, bet netikėjo tuo. Toje bažnyčioje buvo dvi moteris, kurios vis kartodavo, pone Fini, mes meldžiamės, kad jūs gautumėte šventąją dvasią. Jis atsakė, aš turiu šventąją dvasią. Pasakė, aš esu pamokslininkas. Pasakė, ponė Fini, jūs esate puikus žmogus ir jūs puikiai įsikibote į žodį, bet jums reikia šventosios dvasios. Mes meldžiamės už jūs, mielos moterėlės. Taigi, jis tęsė toliau ir toliau. Kiekvieną dieną jis išeidavo iš savo biuro, kur dirbo jo viršininkas ir visi kiti, ir eidavo iš savo advokatų biuro ten melstis. Vieną dieną, kai jis ten meldėsi, išgirdo, kaip traška krūmai. Jis pamanė, kad tai jo viršininkas, jo ieškantis. Jis greitai pašoko, jis pasakė, viešpatie Dieve, aš tavimi tikiu. Sustojo, nusivalė drabužius prieš jam. Pakilo ir pasakė, apsižvalgė ieškodamas, kas sutraškėjo krūmuose, ir tada jis pateko į Dievo akivaizdą. Jis suprato, kad tie krūmai traškėjo dėl priežasties. Jis stovėjo ten, ašaros tekėjo jam per skruostus. Jis pasakė, galbūt tos moterys buvo teisios. Man gėda, jei kas nors mane pamatys kalbantys su savo Dievu, bet aš laikyčiau tai garbė, jei kas nors pamatytų mane kalbantys su savo viršininku, kiek didesnis yra mano viešpats už mano viršininką. Jis pasakė, viešpatie, atleisk man ir pripildyk mane šventąja dvasia. Ir pradėjo rėkti ir šaukti, jis atsidūrė Dievo akivaizdoje, jis greitai nubėgo į miesto centrą, į savo biurą. Jis taip stipriai šaukė, kad turėjo pasislėpti už durų ir pasakė, viešpatie, aš užtrauksiu tau gėdą, paslėp mane čia, kol man praeis ši pagava. Kodėl? Jis pabuvojo Dievo akivaizdoje, jis buvo perkeistas žmogus. Pamokslai, kuriuos jis anksčiau pamokslaudavo, buvo tie patys pamokslai, bet dabar sielos ateidavo prie altoriaus, suprantate, jis pabuvojo Dievo akivaizdoje. Mudis, senas batsiuvys, vos mokėjo abėcėlę, tai tiesa, jo kalbos žinios buvo prastos. Vieną dieną kažkas jam pasakė, jūsų kalbos žinios yra siaubingai prastos, ponė Mudi. Jis atsakė, bet aš jomis atkovoju sielas. Vieną dieną laikraštis, redaktorius pradėjo rašyti straipsnį laikraščiui. Jis nuėjo pažiūrėti, kaip šis vyras galėjo bet kokiamis sąlygomis pritraukti minę žmonių. Nedidelis senas vyras, plikas ir visa kita, su žemyn nukariusiomis žandenomis, šiek tiek pilvotas, jis buvo baisiai atrodantis vyras. Taigi šis laikraštis parašė apie jį straipsnį ir pasakė, nesuprantame, ką kas nors gali matyti Dwight'e Moody'e. Tęsė, jis bjaurus, jo balsas cypia, jo žandenos nukarusios iki jos mens, jis plikas kaip moliūgas ir sakė, kaip kas nors apskritai gali eiti ir žiūrėti į tokį kaip Mudis. Taigi, Mudžio vadovas tai pamatė ir pasakė, pažiūrėkite, ponė Mudi, aš jums tai perskaitysiu. Mudis pats nemokėjo skaityti, todėl anas pasakė, aš jums perskaitysiu redakcijos straipsnį ir jis jį perskaitė. Mudis tik gūžtelėjo pečiais ir pasakė, žinoma, kad ne, jie ateina pamatyti Kristų. Tai buvo viskas, kodėl? Jis buvo pabuvojęs Dievo akivaizdoje nuo batų padų gaminimo, kad žmonės galėtų juos nešioti. Jis aprengė žmonės pasirengimo evangeliją. Kodėl? Jis buvo Dievo akivaizdoje teisingai. Kadaise į Dievo akivaizdą atėjo viena moterėlė, tokia kalta, kokia tik galėjo būti. Kai jis suvokė, kad yra Dievo akivaizdoje, visos jos nuodėmės buvo atleistos ir ji tapo tyra ir balta kaip lelija. Tai bent.
Kiek dar žmonių galėčiau čia paminėti, bet laikas neleidžia. Bet aš noriu šiek tiek papasakoti apie save. Kas galėjo būti žemesnis už mane? Kur aš buvau? Aš kilau iš girtuoklių šeimos, iš žudikų šeimos, iš alkoholinių gėrimų kontrabandininkų šeimos. Ir jūs tai žinote, kiekvienas iš jūsų žino, kokį vardą mes čia turėjome. Žmonės gatvėje su mumis nekalbėdavo. Aš nueidavau į miesto centrą, pradėdavau su ko nors kalbėtis, bet niekas su manimi nekalbėdavo, nebent nieko kito nebūdavo šalia. Jie kalbėdavo su manimi, bet kai kas nors kitas prieidavo, jie nuo manęs pasitraukdavo. Aš stovėdavau ten ir verkdavau. Ne, taip negali būti. Tai negali būti tiesa. Tai neteisinga. Bet vieną dieną aš atėjau į Dievo akivaizdą. Jis perkeitė mane ir padarė mane kitokiu sūnumi. Jo malonė atvedė mane į jo akivaizdą. Aš niekada nenorėjau jos palikti. Aš esu čia jau 30 su trupučiu metų. Aš nenoriu iš jos išeiti. Aš turiu užtikrintumą, kad visada būsiu joje. Net pati mirtis niekada neatskirs manęs nuo jo akivaizdos. Ne. Aš būsiu su juo amžinai. Kai pirmą kartą išvydau jo akivaizdą, aš verkiau kaip Izaijas. Vargas man. Tada jis palietė mane savo malonę. Aš tapau perkeistu asmeniu. Mažasis maištininkas, kuris išeidavo čia ir visai blaškėsi, buvo perkeistas. Ir nuo tada aš esu jo vaikas. Nuo tada aš trokštu atiduoti visą savo gyvenimą tarnavimui jam. Tik gaila, kad neturiu dar 10 000 gyvenimų, kuriuos galėčiau jam atiduoti. Šis jau gana nusidėvėjęs. Praėjo 53 metai, apie 33 iš jų arba 32 iš jų buvo praleisti Evangelijoje. Norėčiau turėti dar 1000, kuriuos galėčiau nugyventi. Kodėl? Kai aš kartą atsidūriau jo akivaizdoje ir suvokiau, kad yra kažkas, kas myli nemylimus, yra kažkas, kas mylėjo mane, kai niekas kitas nemylėjo, yra kažkas, kas rūpinosi manimi, kai niekas kitas nesirūpino. Aš apkabinau jo kryžių, prispaudžiau jį prie savęs ir tada aš ir jis tapome viena ir nuo tada aš jį myliu. Jis patepė mano krūtinę ir mano širdį savo krauju, paliesdamas mane ir atleisdamas mano nuodėmes ir aš esu laiminga šį vakar, kad esu vienas iš jo. Aš niekada nenoriu palikti šios dangiškosios vietos, nors gundytojas dažnai bandė mane perkalbėti, bet aš esu saugus Dievo padangtėje, laimingas jo meilėje ir malonėje ir aš gyvenu aleliuja pusėje. O, tai džiugina mano širdį. Aš rekomenduoju jį kiekvienam išvargintam asmeniu. Aš rekomenduoju jį jums, kurie neturite vilties, jūs, kurie niekada nebuvote jo akivaizdoje. Vienintelis dalykas, kurį turite padaryti, tai išpažinti savo nuodėmes ir suprasti, kad esate neteisūs. Ir Dievas turi tą angelą paskirtą šį vakarą, vadinamą šventąja dvasia, kuris pašalins visas jūsų nuodėmes. Tada jūs sušuksite viešpatie, štai aš, siųsk mane. Tada jūs pakelsite rankas ir giedosite, aš jį šlovinsiu. Šlovinkite avinėlį, už nuodėmes nužudytą, šlovinkite jį visi žmonės, nes jo krauju nuplauta kiekviena dėmė. Aš jį myliu, o jūs gyventi jo akivaizdoje. Šį rytą aš atėjau čia prie sakyklos, jausdamasis labai blogai ir sergantis. Aš praėjusią savaitę buvau Kentukyje su keliais savo draugais, kurie sėdi čia. Jei būčiau ten pasilikęs ilgiau, jie mane būtų pražudę, tikrai savo gerumu, nes jie yra geriausi vyrėjai, kokius esu sutikęs savo gyvenime. Kai pasiekiu savo ribą, kai esu visiškai persivalgęs, jie sako, broli Branhamai, ar paragausite dar šito? O maistas yra tiesiog toks skanus, kad aš pabandau jį įgrūsti į save. Aš taip prisivalgiau, kad net negalėjau pajudėti. Aš negalėjau užmigti, atsikeldavau ir šiek tiek vaikštinėdavau. Ir kai atėjau čia šįryt, nesijaučiau labai gerai, bet vos tik patekau jo akivaizdą, viskas susitvarkė. Viskas tada išnyko, tai tiesa. O, gyventi jo akivaizdoje. Aš šlovinsiu jį. Šlovinkite avinėlį už nuodėmes paaukotą. Duokite jam šlovę, visi žmonės, nes jo krauju nuplauta kiekviena dėmė. Dabar palenkime galvas. Jis tiek daug man padarė. Jis atleido mano nusižengimus
ir jo kraujas nuplovė mano nuodėmes. Aš šlovinsiu jį. Šlovinsiu jį. Šlovinkite avinėlį už nuodėmes paaukotą. Te šlovina jį visi žmonės, nes jo kraujas nuplovė visas dėmes. Taigi, jei jūs esate čia šį vakar, aš žinau, kad jo akivaizda yra čia. Aš stovėjau ten prieš kurį laiką prie mažos mergaitės iš Dievo bažnyčios. Šventoji dvasia užliejo mane, kai aš meldžiausi už tą mažą vaiką. Jos tėvai atvyko iš Andersono Dievo bažnyčios stovyklavietės. Ten buvęs prižiūrėtojas, pažinodamas tą vaiką, daktarai pasakė, jei teks numirti iš karto, jis serga leukemija. Mažoji, miela mergaitė, neseniai buvo paskutinėje stadijoje. Jie atėjo ten ir ištiesė į mane savo mažą ranką, kuri buvo ištinusi nuo adatų ir kitų dalykų, kurie buvo ją įdurti ir buvo pamėlynavusi. Aš pažvelgiau ją ir pamačiau regėjimą. Tėvai štai ten ką tik skaitė knygą. Jie nieko apie tai nežinojo. Bendrasis stovyklos prižiūrėtojas jiems pasakė, kad atvestų vaiką čia. Jie norėjo sugrįžti, kai turėsime gydymo tarnavimą. Aš pasakiau, atveskite vaiką dabar, nes jaučiau, kad esu vedamas. Kai aš stovėjau ten pat, šventoji dvasia sugrįžo ir atskleidė vaiko istoriją, papasakojo viską, kaip tai vyko, ką jie padarė, papasakojo apie mergaitės svajonę tapti pianiste, o ta motina beveik suriko, o tėvelis pasakė, tai yra Dievo tiesa. Sėdėdamas ten automobilyje, klausydamasis to, negalėjo patekti vidun, sėdėjo lauke ir klausėsi to. Virš šio vaiko pakibo didžiulis šešėlio šydas ir aš pasakiau, šėtone, tu esi nugalėtas. Dieve, tu nesi šališkas asmenims ir tavo prisikėlimo jėga, bei kaip tavo tarnas, aš išvarau šį velnę iš šio vaiko. Didelė, ryški šviesa nušvito virš jos ir viskas buvo baigta. Amen. Ką? Žinoma, jis vertas viso gyriaus. Jis žino viską, jis žino jūsų širdį, o jūs žinote, ką galvojate. Jis taip pat žino, jei šį vakar turite kokią nors nedidelę nuodėmę ir nenorite įeiti į Dievo akivaizdą su ją, pakelkite dar kartą ranką ir pasakykite, broli Branhamai, pasimelskite už mane, aš noriu būti jo akivaizdoje tą dieną be kaltės. Te laimina jūs Dievas, daug rankų Dievas jas mato, jo akivaizdoje. Dabar pasakysiu jums, ką daryti. Dabar tiesiog klausykite atidžiai. Darykite kaip Dovydas, pastatykite dabar viešpatį priešai save. Pastatykite viešpatį tarp savęs ir tos nuodėmės. Kokia bebūtų ta maža apninkanti nuodėmė, tai gali būti melas, vagystės, piktos mintis, pykčio protrukiai, girtavimas, rūkymas, lošimas. Aš nežinau, kas tai yra. Tai gali būti geismas, tai gali būti bet kas. Aš nežinau, kas tai yra. Kad ir kas tai būtų, pastatykite viešpatį priešais save. Ir tada jūsų širdis džiaugsis ir jūsų kūnas ilsėsis viltyje, nes jūs žinosite, kad Kristus pažadėjo, jog jis prisikels paskutinėmis dienomis, kai jis ateis, mes tapsime panašus į jį. Argi jūs to nepadarysite dabar, kol mes melsimės? Mūsų dangiškasis tėve, tai buvo šiek tiek padrikas pamokslas, išsakytas pavargusio, išsekusio tarno, bet mes tiesiog susimastome apie temą gyvenimas Dievo akivaizdoje. Ir šį vakar mes matome poveikį šventiesiems vyrams, kurį padarė atėjimas į tavo akivaizdą, kokį poveikį tai padarė jiems, išminčiai, didingi, galingi pranašai, Dievo pašaukti ir pasiųsti skelbti žodį ir vis dėlto susitikę su juo akis į akį krito ant žemės kaip negyvi. Ką mes darysime tą dieną viešpatie? Mes apie tai galvojame. Mes apie tai mąstėme. Maždaug 40 ar 50 žmonių, kurie pakėlė rankas, apie tai mąstė viešpatie, nes jie tiesiog pakėlė rankas arba širdis, kurios yra žemiau jų rankų ir mąstė apie susitikimą su juo, kol mes kalbėjome. Ką jie darytų, jei turėtų susitikti su juo? Viešpatie, mano rankos pakeltos. Ką aš darysiu? Taigi, tėve, aš darau daug blogų dalykų. Ką tik bažnyčiai išpažinau savo nuodėmes, kaip ir vieną rytą išpažinau tai tau ant kalno viršūnės, kai buvo pūga ir snigo, ir ten ant kalno viršūnės, kaip aš verkiau ir prašiau tave atleisti man, mano kvailystę.
ir kaip aš bijojau pasirodyti prieš savo brolius, dalis, kurių laiko mane tavo pranašu, tarnu, ir viešpatie, kaip aš stipriai nenorėjau atsistoti priešais juos ir pasakyti jiems apie kvailą veiksmą, kurį aš padariau, bet Dieve, mano sielai yra gera, kad aš išpažįstu savo nuodėmes ir jų neslėpiu. Todėl norėdamas būti nuoširdus su tavimi ir žmonėmis, aš tai išpažinau viešpatie, aš klystu, aš visiškai klystu, aš meldžiu atleidimo. Ir taip pat, Tėve, aš buvau lėtas tavo atžvilgiu tau tarnauti. Daug kartų galbūt galėjau padaryti daugiau, bet to nepadariau. Tėve, aš išpažįstu savo nuodėmes, noriu, kad Dievo angelas mane nuo jų apvalytų Jėzaus krauju. Šį vakar pakilo ir kitos rankos, kai kurie iš jų galbūt niekada anksčiau neprašė atleidimo, bet aš esu tikras dėl šio vieno dalyko, jei išpažinsime savo nuodėmes, Dievas jas ištrins, įmes į užmaršties jūrą ir niekada jų neprisimins, niekada. Ir Tėve, kai išpažįstu savo nuodėmes, kad elgiausi netinkamai prieš tuos žmonės, nesielgiau kaip Kristaus tarnas, aš nesielgiau. Bijojau, kad vienas žmogus supyks ant manęs ir pagalvos, kad aš norėjau jį įžeisti, bet aš nemašiau apie tai, ką darau tau, viešpatie. Ir dabar aš meldžiu, kad tu man atleistum. Ir dabar, Tėve, žinau, kad jeigu aš prašau atleidimo, aš gaunu atleidimą ir tu įmeti nuodėmes į užmaršties jūrą ir tu niekada jų neprisiminsi, Dieve. Aš dėkingas už tai. Ir aš meldžiu, kad tu leistum kiekvienam čia esančiam asmeniui, kuris turi nuodėmę, bet kokią apninkančią nuodėmę, kuri jį slegia, kad jis atsisakytų jos ir pastatytų viešpatį priešai save, kaip tai padarė Dovydas, nes mes dabar šaukiame vargas man, nes aš mačiau Dievo šlovę. Aš esu vyras nešvariomis lūpomis arba moteris nešvariomis lūpomis, mergina, berniukas ar kažkas kitas, kad ir kas mes būtume, esame nešvarūs ir mes prašome Jėzaus Kristaus kraujo, tinkamos aukos, kad apvalytų mus nuo visų nuodėmių, kad mes galėtume amžinai gyventi jo akivaizdoje. Išsiskirstykime iš čia šį vakar su džiaugsmingomis širdimis ir kūnais, kurie ilsėsi su viltimi, žinodami, kad kai Jėzus ateis, mes būsime prikelti su juo, jo panašume ir susitiksime su juo ore. Paėmime, kai pagaliau baigsis atgalinis skaičiavimas, mes matome, kad 7 bažnyčios periodas jau beveik baigėsi ir mes esame pasirengę pakilti. Mes meldžiame Dievę, kad prieš uždarydamas duris, jei čia šį vakar yra toks, kuris dar neįėjo, tegul jis paskubės įeiti, nes mes jaučiame, kad gailestingumo duris tarp gailestingumo ir teismo yra uždaromos. Tie, kurie priims gailestingumą, įeis, tie, kurie neįeis, turės kentėti teismą. Dievas uždaro duris, tegul šį vakar nebus uždarytos duris ne vienam iš šių išpažįstančių nusidėjėlių. Tegul mums visiems bus atleista ir parodytas gailestingumas Jėzaus Kristaus vardu. O dabar, Tėve, už sergančiuosius ir kenčiančiuosius, už tuos, kurie turi poreikių, aš meldžiu, kad tavo malonė suteiktų jiems viską, ko jiems reikia. Tegul jie įžengs į Kristų, į jo akivaizdą. Pastatykite Kristų pažadą. Jis buvo sužeistas už mano nusižengimus, mano nuodėmes. Jo rėžiais aš esu išgydytas. Tuomet aš pastatau viešpatį priešai savo ligą. Jis yra mano dešinėje ir aš nebūsiu pajudintas. Tuomet aš drąsiai einu pirmin, išpažindamas, kad esu išgydytas. Jo rėžiais aš esu išgydytas. Suteikti viešpatie kiekvienam iš jų. Ir mes žinome, kad jei išpažįstame savo širdimis ir lūpomis ir tikime savo širdise, tada mes gauname savo troškimą. Tu pasakei, kai ką nors sakysite, tikėkite, kad tai įvyks ir jūs gausite tai, ką pasakėte. Mes tikime to, Tėve, ir tikime, kad tu apvalysi mus nuo visų mūsų nuodėmių, išgydysi visas mūsų ligas ir suteiksi mums malonę, viešpatie, tau tarnauti. Būk su šiais žmonėmis. Daugelis iš jų šį vakar keliaus tamsiais keliais, daugelis iš jų keliaus daug mylių. Viešpatie, neleisk, kad su jais kas nors atsitiktų. Jie atvyko iš visos šalies, kad čia sėdėtų ir klausytųsi atgalinio skaičiavimo, kad pamatytų, kaip arti mes esame pabaigos laiko. Dabar aš paprašiau jų išsiskirstyti, pastatant Dievą priešai save, visada priešai save, pirmiau bet ko kito, prieš kelionę, prieš išvykimą, prieš atsikeldami, prieš eidami miegoti, visada prieš užmiegant, kur bebūtumėte, Dievą statykite į pirmą vietą, nes jis yra mano dešinėje ir aš nebūsiu išjudintas. Tada tegul jų širdis džiaugsis, žinodamas, kad jos gavo tai, ko prašė, nes Dievas tai pažadėjo ir jų kūnas ilsėsis su viltimi. Suteik tai, viešpatie, nes mes prašome to Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Aš šlovinsiu jį. Aš šlovinsiu jį. Šlovinkite avinėlį už nuodėmės paaukotą. Duokite jam šlovę,
visi žmonės. Nes jo krauju nuplauta kiekviena dėmė. Dabar, ar jūs tikite, kad pastatėte viešpatį tarp savęs ir savo nuodėmės, tarp savęs ir savo ligos, tarp savęs ir savo kaltės, tarp savęs ir savo įpročių? Viešpats yra visada priešais mane ir aš esu jo akivaizdoje. Kitą kartą, kai pradėsiu užsidegti cigaretę, viešpats bus priešais mane. Kitą kartą, kai pradėsiu geisti, viešpats bus priešais mane. Kitą kartą, kai pradėsiu sakyti ką nors blogo, viešpats bus priešais mane. Kitą kartą, kai pradėsiu sakyti blogą žodį, viešpats bus priešais mane ir aš nepasitrauksiu. Amen. Aš gyvensiu jo akivaizdoje kiekvieną dieną, savo veiksmais, kiekvieną dieną, savo kalba. Aš vaikščiosiu taip, tarsi viešpas būtų priešais mane, nes šį vakarą aš pastačiau jį priešais save. Aš nebūsiu išjudintas. Ar jūs mylite jį? Taigi dabar atsistokime. O, aš tiesiog jaučiuosi labai gerai. Aš tiesiog jaučiuosi taip, kad nenoriu eiti namo. Ir jūs žinote, kad iki 9 liko tik apie 25 minutės, aš pabaigiau 2 valandomis anksčiau. Argi tai nenuostabu? O, tai bent. Bet dabar, kai išeiname, prisiminkime, kad turime pasiimti Jėzaus vardą su savimi, kaip skydą nuo visų pinklių. Ir kai aplink mus susirinks pagundos, bandys mus sulaikyti, prisiminkite tai, tiesiog įkvėpkite tą šventą vardą maldoje. Imki Jėzaus vardą su savimi, vaikę skausmo ir kančios. Jis tau džiaugsmo ir paguodos duos. O, imk jį visur, kur eini. Brangus vardas. O, koks mielas. Žemės viltis ir dangaus džiaugsmas. Brangus vardas. O, koks mielas. Žemės viltis ir dangaus džiaugsmas. Kas iš jūsų mėgsta mūsų pastorių brolį Nevilį? Argi nesate dėkingi viešpačiui už gerą, sąžiningą, paprastą žmogų, kuris tiki Evangeliją? Jis atlieka nuostabų darbą, paklusdamas Dievo įsakymams, skelbdamas žodį ir visą laiką išlaikydamas šią nuostabią dvasinę atmosferą bažnyčioje. Nepamirškite, aš atvykau iš rytų pakrantės, pervažiavau pietus, pakilau iki vakarų pakrantės, pervažiavau Kanadą, bet nesutikau nė vienos bažnyčios, kuri būtų tokia dvasinga kaip ši bažnyčia čia. Jos sugrįžo į sėklą, taip, arba fanatizmą, arba ėmė isterikuoti, arba tapo tokios šaltos, kad jų tiesiog neįmanoma pajudinti. Tai viskas. Taigi, ar jūs mylite vieni kitus? O, paspauskite vieni kitiem rankas ir pasakykite šlovė viešpačiui. Šlovė viešpačiui. Šlovė viešpačiui. Šlovė viešpačiui, mano tarnautojai. Šlovė viešpačiui, sesė. Šlovė viešpačiui. Telaimino jūs Dievas, gerai. Telaimino jūs Dievas, gerai. Telaimino jūs Dievas. Aš žinau, ko jums reikia. Telaimino jūs Dievas. Telaimino jūs Dievas. Imki Jėzaus vardą su savimi, kaip skydą nuo visų pinklių. Kai aplink tave susirenka pagundos, ką tu darai? Įkvėpk tą šventą vardą maldoje. Brangus vardas. Brangus vardas. O, koks mielas. O, koks mielas. Žemės viltis ir dangaus džiaugsmas. Brangus vardas. Brangus vardas. O, koks mielas. Žemės viltis ir dangaus džiaugsmas. Palenkime dabar galvas labai tyliai, nepamirškime dabar to, sugėdokime tą posmelį dar kartą. Imki su savimi
Jėzaus vardą. Kam? Kad jis būtų tavo skydas nuo visų pinklių. Kai šėtonas bandys tave sugauti, kai aplink tave susirinks pagundos, ką darysi? Tiesiog įkvėpk tą šventą vardą, nes Viešpats yra priešais mano veidą, aš nebūsiu išjudintas. Brangus vardas, o koks mielas.